Pirmiausia, noriu padėkoti, kaip ir visą laiką sirgaliam, didžiulis ačiū ir be galo ačiū savo komandai, kad išlaikėm, sakykime, rungtynių planą, didžiąją rungtynių dalį, sakykime, rungtynės. Planas vyko, aišku, apmaudžiausia galbūt dėl to, sakykime, Babrungo įvarčio, kurį galėjom gal kažkaip išvengti, bet šiaip taškas, džiaugiamės labai, nuo lyderio atėmė tašką, tai tuo ir noriu pasveikinti savo komandą, jie ir šaunuoliai. Manau, dabar mums tas taškas po tų pralaimėtų turų, tai gal kažkiek duos daugiau motyvacijos, gal pasitikėjimo savim, tai to norėčiau ir palinkėti vaikinam, kad žaistų drąsiai, nebijotų ir atiduoti visas jėgas, taip kaip šiandien atidavė ir manau, taip mes galėsim pasiekti daugiau taškų surinkti, tai to jiem ir palinkėsiu, jie ir šaunuoliai. Ačiū. Pačios rungtynės labai emocingas buvo. Būna visko. Trenerė Žemaitijos derbis, lygiosios išvykoje, Mažeikiuose, kokie įspūdžiai? Žinom, kad bus sudėtingas rungtynės ir žinom, kad žaisim ant žolės, kaip ir matėm, žolė nėra pačios geriausios kokybės ir žinom, kad bus daug dvikovų, daug. Tas rungtynės gali eiti iki įvartį ir matėm, Mažeikiai išnaudojo mūsų klaidą ir po to vargom, bet iš tikrųjų reikia pagirti vaikinus, vienu žaidėju mažiau, parodėm charakterį, grįžom į rungtynės, tai geresnių aplinkybių galėjom gal net ir pergalį išsivežti, bet sudėtingas rungtynės ir išvykoje vienas taškas ir galim šią dieną paimti tašką. Tokia grubi klaida prie praleisto įvarčio, kaip vertinat? Futbolas ir klaidų žaidimas, akcentavom žaidėjams, buvom sarimai, kad antroji fazė nevarom kamuolį, bet žaidėjas priim sprendimą varyti, praradom, buvo disbalansai ir praleidom tą įvartį. Vyko klaida, rodysim, analizuosim ir bandysim daugiau nebekartoti. Žinojot, kad žaisit ant žolės, kiek tai įtakojo ir kaip ruošėtės, koks planas buvo ir ar vaikinai gyvendino viską? Ruošėmės, nežinom, kokia ta kondicija bus aikštė, aišku, ruošėmės A planą, ir B planas buvo, bet žinom, kad nepavyks ir matė, paprinkėlėm ir kalbėjom, nepavyks, tai futbol žaisti, reikia daugiau aukštais kamuoliais, reikia svarbu susirinkti dvikovas, akcentavomės ir tiek. Atmosfera kiek ir atidavė iniciatyvą, ko pritrūko prie geresnio rezultato? Tai normalu, kai tu pirmauji, tu nusileidi. Tai jie ir vis rungtynės daugiau žemiau ir norėjo ant tranzicijų sužaisti. Mums buvo sunku, reikėjo tos dvikovus iš tranzicijų momentų daugiau sužaisti, bet nepavyko. Bet gal bent per charakterį, per norą įmušėm tą įvartį ir manau nusipelnėm bent jau tašką. 2 raudonos kortelės, vieno žaidėjai, viena jums, daug emocijų, kaip vertinat? Ne, kaip ir už tą raudoną, kur gavau nuo Oresto, aš pasiūliau, tai gal geriau jam reikėtų eiti kitą darbą daryti, tiesiog kaip ir kai kurie futbolininkai negali būti futbolininkais, taip pat ir kitose darbuose. Jeigu tu neturi tų skilų vadinamųjų, gal geriau gyvenime reikėtų rinktis kažką kitką daryti, bet yra kaip yra, gavom tokį, turime su to gyventi, aišku, buvo sudėtinga žaidėjai, turėjom priešą vieną aikštėj, buvo sudėtinga, daug blogų sprendimų, bet vaikinai kovoja iki galo, bandom ir vaikinam įdėką nekalbėti su tais teisėjais, žaisti, bet pavyko iškovoti tašką. Nutrūko pergalių serija, ar čia spaudimas kažkoks, ar kaip? Ne, tai visų rungtynių laimėti negali, žinojom, kad čia bus sunku, žolė čia, pernai žinom atmosferą čia, visus lyderius praktiškai sugaudė ant žolės, tai ir sunku, jie žino, kaip jie čia žaisti, jie pripratę, o mes nebuvo ant žolės, reikia priprasti prie to žaidimo. Bet, taškas sakau, ateitytas taškas gali mums daug padėti.